Ketvirtadienio vakarą Vilniuje kilo milžiniškas gaisras. Eišiškių plente užsiliepsnojo didžiulis angaras. Čia yra visiškai netoli oro uosto, yra ribojamas stipriai eismas. Eišiškių gatve stovi iš abiejų pusių ir važiuojant nuo Salininkų ir nuo Vilniaus pusės policijos mašinos ir nukreipinėja eismą aplinkeliu. Ir matome liepsnoja atvira liepsna sandėlis. Štai kokios liepsnos, labai uždūminta yra teritorija ir gausios labai ugniagesių pajėgos čia dirba. Net sunku įvykio vietoj suskaičiuoti, kiek čia yra gaisrinių mašinų pasitelkta ir keltuvas atvažiavęs, greitosios pagalbos, policijos mašinos. Gaisras kilo apie 9 valandą ir buvo pirminiais duomenimis pranešta, kad lyg ir žmonės nenukentėjo, bet štai pražūtingos liepsnos naikina viską. Didžiulis čia iš tiesų angaras yra, kol kas daug informacijos neturim, ugniagesiai užsiėmė gaisro likvidavimu, policija prižiūri eismą, matyti tik tai stebėti iškalbingus vaizdus, kaip čia viskas liepsnoja, girdėti kažkokie sproginėjimai, bet čia greičiausiai kažkokios ar statybinės medžiagos ar kažkas tai degančios, tokius garsus gali skleisti. Ir didžiuliai tiršti dūmai į miesto pusę. Tikrai labai gausios pajėgos dirba gatvėje, ten autocisternos prie hidrantų pajungtos ir važinėja ir vandens turbūt automobiliai. Žodžiu, visa gatvė yra atiduota gelbėtojams ir praleidžiamas tik tai viešasis miesto transportas.